Nežinau, kokia suma yra daug. Nu, turbūt 50 milijonų eurų yra didelė suma išleista, ne? Žmonėm sunku yra įtikinti, kad pinigai iš tikrųjų yra darbo priemonė. Aš asmeniškai turiu dviejopus pinigus. Tai yra pinigai skirti asmeniam vartojimui ir pinigai skirti verslui. Man verslo pinigai siejasi su sveika, protinga, pasverta rizika. Jeigu nori padaryti versle kažkokį didesnį proveržį ar patį verslą padaryti didesnį, tai yra komercinė rizika, netgi taip yra aprašyta, netgi įstatymuose. Verslininkai, kurie turi ambicingus planus, jis niekada nemąsto kaip vartotojas. Now that I'm super wealthy, I can buy them whatever their hearts desire. Jeigu taip dideli verslininkai pradėtų mąstyti, tai negimtų pasaulinės technologijos, negimtų produktai, nebūtų konkurencija, o konkurencija yra viso ko variklis. Prie tam tikro lygio mąstymas versliškas ir vartotojiškas jis yra nesusisiekiantys indai. Asmeniai pinigai tai yra tie pinigai, kur užtikrins natūralų gerbūvį. Jis gali būti aukštesnis, žemesnis, platesnis, siauresnis, bet asmeniai pinigai yra visų pirma skirti užtikrinti savo kasdienės funkcijas.